mieli 11-tokai, 12-tokai, mokytojai, tėveliai ir mamytės. Mieli žiūrovai, jūsų akys stebi šimtadienio televiziją, kuri specialiai jums paruošė įdomią programą. Mūsų šventinės programos metu jūs pamatysite laidas Sveikatos A, B, C ir D, Grožio fabriką, o taip pat naująjį pokalbių šou. O taip pat ir dokumentinė juosta įamžintus vaizdelius. Tad viso kolektyvo vardu sveikinu jūs šimtadienio proga. Aš čia dabar biškiniai temą. O kas tas šimtadienis? Šimtadienis, mieloji mano, tai kai vaikai 100 dienų ruošiasi, repetuoja, kuria, pykstasi, o kai reikia pamiršta žodžius arba dekoracijos nukrenta. Visa laimė, kad pas mus dekoracijos nekrenta. Nekrenta. Malonu žiūrėjimo. Nežinau, dėl ko atėjau. Skauda čia ir čia visur. Kaip jums skauda visur? Mergaitė, visur skauda. Parodykit jūs man, kaip skauda. Ai, Skauda kelią. labai. Šitą dar labiau. Gerai, parodykit. O kaip taip dar skauda? Nu, dabar tai nelabai. Tai jums, supratau, tai jums skauda taip, kaip jūs paliečia, taip? Nu taip, bet vat kaip pati, šitai pats, taip, Parodykit jūs man, parodykit. Jums pirštas lūžęs yra. Ką? Kaip čia dabar? Nu čia visai neį temą dabar. Jei lūžo pirštas mergaitė, jūs turit važiuoti į traumatologinį, jūs ten padarys rimtesnį tvaresnį. Taip, į tenai. Viso gero. Šiandien vakare taip pat išvysite mokyklos kapelos Šilkas pasirodymą. Nu, kolegė, kas tau atsitiko? Žinotum, skauda. Koja labai skauda, skauda man. Gal turi ko nors man? Nu tai jeigu skauda kojas, tai tu nevartoji Lioton 1000? Lioton 1000? Taip, Lioton 1000, naujas puikus preparatas pavargusiom ir ištinusiom kojom. Prašau. O. Tai gal po darbo ateisi pas mane dantų pasitikrinti? O, tikrai ne dabar. Ne dabar, nu gerai, kaip nori. Ieškokite visose vaistinėse ir Lietuvos spauda kioskuose. Labą dieną, vėluoju. Labą dieną, gal kavos jums? Ne, aš vėluoju ir su žmonėm nesinori bendrauti ir gali man jūsų tą kavą. Tai kas nutiko? Man pilvas skauda labai. Tarsi būtų stipriai pripūstas kamuolys ir dar degina. Tai jūs nenaudojate spamizanų? Tai kad man pilve ne uraganas. Tai puikus preparatas. Tai jūs aš jums išrašysiu receptuką, jis pagerina savijautą, 100% pakyla jūsų nuotaika ir virškinimas tikrai pagerėja. Brangiai kaštuoja. Nu, nebrangiai, va galite ir minuitį susirasti, visokių skonių, va aš to jums išrašysiu. Greičiau, va labai tualetą noriu. Palaukit, jau nori, palaukit, va. Prašau, šiandien galite taip receptukas. O, Activia. Viskas, kas suvartosite, galės būti ir bus panaudota prieš jūs teismo ekspertizės metu skrodžiant lavoną. Man pirštas lūžo.